Viena iš tų tokių idėjų, iš tikrųjų, pirminių, tai buvo, kad kartu sudalyvauti stovykloje, kad kartu praleisti laiką, skaityti vieni kitiems paskaitas. Mes nusprendėm, kad vis dėlto norim padaryti tokį bendrą, didelį pasirodymą ir dar taip pat pasidalinti savo patyrimais ir savo atradimais su kitais žmonėmis. Apskritai tikėjausi kuo daugiau patirties įgauti, dirbdamas su neįgaliaisiais, nes kadangi žinojau, kad projekte dalyvaus neįgalų žmonės, tai to darbos, kaip dirbti tiek su kurčiaisiais, tiek su vaikščiojimo negalią turinčiais. Apskritai sužinoti kuo daugiau apie juos, kaip jie bendrauja, kaip jie gyvena. Irgi yra begalės būdų susižaloti stuburą, begalės. Avarijos, visai neseniai įvykis, tarp kitko per festivalį turbūt pasakau, vaikinas šoko nuo liepto, nepatikrino kranto, prastai nusileido, susilaužė 4 stuburo slankstelį, visam gyvenimui sėsi ratelius. Gal pradžiai bendravimas su vyrukais, kurie turi vaikščiojimo negalią, kaip užkalbinti, ką pasakyti, ko nepasakyti ir kaip, ką pasakyti, kad neįžeis, nes vis tiek, sakau, neteko susidurti, tai tiesiog tos dvejonės buvo kaip bendrauti. Ta prasme, svarbiausia jausti vienas kitą ir, ta prasme, neužgriūt ant kito. Ir, ta prasme, realiai kontaktiniai yra, kad tu atiduodi visą svorį, bet tu visiems turi jausti. Tarkim, sustarė. Dabar leisvis žiūrėk. Dabar žiūrėk. Aš derinu. Apskritai visą negalę yra skirstoma į 3 grupės. Tai pirmoji yra pati sunkiausia, tai yra paraplegikai, kurie sėdi rateliuose, neįgalieji, kurių, tarkim, didžioji dalis kūno yra paralyžiuota, jau nevaldo nei rankų, nei kojų, sunkiai šneka. Yra labai įvairių. Antroji yra lengvesnė forma, tai čia yra, nežinau, Dovydas iš esmės yra antros grupės pavyzdys. Aš esu trečios, lengviausios. Šiaip iš esmės, pagal tai, kaip visi tie žmonės vertina neįgaliuosius, tai jeigu tu gebi pasirūpinti savimi, tos paprasčiausius dalykus nusipraust, pavalgyti, apsirengti, visą kitą, tai tu praktiškai neturi negalios. Sunkiai judintis žmogus nori tapti profesionaliu parašiutininku ir profesionaliu instruktoriumi, ne? Ir mums dabar davė jo tėtis, garsus politikas pasaulyje, 1 milijoną eurų. Ne eurų. Daug pinigų. Daug pinigų. Ir sako, šitais pinigais darykit taip, kad jis, mano sūnus, taptų profesionaliu parašiutininku ar instruktoriumi, arba 2 viename. Tai mes vavom 2 viename. Ir susitarė vieną kartą ten daug varlių, kad reikia užkopti, kas užkopti, ten, žinai, didvyris bus, ten kietas, žinai. Ir kopia visi ir po truputį krenta, visi žmonės. Erzina, tai čia nemoki, čia negali, čia nepasiekti, čia ne vienas, žinai, čia jūs visi silpni, čia per sunku. Bet visi krito, o vienas ropė. Ir papuolė pagavo tą viršūnę, užlipo. Padarom tokį vandens lovą kilometras ant kilometro, kur yra tiesiog kaip laukas. Jis yra vandeninė lova, kur ten gali šokinėti, viskas yra smagu. Ir esmė dabar ten apmokom tą instruktorių, nes kai mokai reikia, svarbiausia yra rankos, kad nuvaldyt parašiutą. Ir dabar, kai jis leistusi ant vandens lovos, nes kai tu leidys ant vandens lovos, tau nereikia kojų, nes tau yra visa esmė ant rankų.
ir tada jis galėtų dar šokinėti su kitais. Ir čia būtų tokia kaip akcija, kaip pramoga, kad du viename, kad tu dar šoki iš parašiutų ir dar nusileidžiant vandens lovos, ten paskui kliunku gali šokinėti. Paaiškėjo, kad jisai buvo kurčiai. Tai čia ką noriu pasakyti, kad jeigu turi tikslų, nereikia klausyti, ką žmonės sako. Tu negali. Nereikia. Tai va ta varlė, kuri ten lipo, jinai ir buvo kurčia. Kur čia va žmonėms va ką sakė. Buvo daug tokių sunkių akimirkų, gal ypatingai stovyklos pradžioj, kai susitikom su Rūta, kuri mergaitė yra visai negirdinti, taip pat buvo Vaida, kuri buvo pusiau girdinti. Ir kažkaip turbūt nei vienas iš mūsų projektiečių mes neturėjome tokio artimo tiesioginio ryšio kontakto su negirdinčia jauna mergina ar vaikinu ir mes tiesiog nežinojome, kaip kalbėtis. Nebylaus žmogaus ir tarp girdinčio, tas pats ryšio užmezgimas, kaip ir būtų dabar pati dabartinės stovyklos problemos spindėtų dabar. Jo, čia visiškai taip. Natūraliai susiklosčiusi ją. Kažkaip tai, aš jam tą problemą, kad ryšio užmezgime tarp, tarkim, girdinčio ir šito negirdinčio žmogaus. Kas? Esu. Aš? Dėk, ką tu darai? Iš, ir ne. Ta prasme, aš esu iš Lietuvos. O iš? Tiesiog sakyk, aš... Taip. Niekada nemaniau, kad žmonės turintys negalią, kad jie yra kažkokie kitokie. Tiesiog, kadangi neteko susidurti, tai tiesiog tu... nežinodavau, kaip elgtis, kaip ką daryti. Ir tarpsme, supratau, kad nereikia bijoti jų, nereikia bijoti paklausti, ar galų gale, kai prie tavęs kurtysis prieina, pabando kažką šnekėti ir tu pasimeti, kad nereikia pasimesti, kad galima laisvai susišnekėti, kad viskas yra labai okei. Pora. Ir vėliau aš mokiau po truputį gestus girdinčiuosius kolegas. Ir vėliau gestikuliuoti pradėdavom ir taip laiku bėgant, be jokių problemų, tas barjeras pranyko. Durnių, asilą, tūkstantį ir Alkūnę, ranką užlaužiam, ranką į viršų, žingsnis, žemyn, pasikeliam. Pradžių bijau dėl to, kad visi mane pakvietė kaip choreografę ir žinau, kad reiks dirbti su kurčia ir ne visai, ir neprigirdinčia mergina ir nežinau pradžiui kaip. Ir tiesiog yra įdomu, nes tas įdomumas, kaip jie, kokius dažnius, kaip jie tą stiprumą jaučia. Kartais net nepasakysi, kad jie yra kurti, nes jie visiškai tiksliai šoka į muziką ir išpildo muziką. Tarsi negalima vertinti to, kad tu negirdi, bet tu negali šokti. Nusprendėme tokias provokacijas, interakcijas kartu jungiant ir žiūrovus, sukurti ir sumastėme dvi suorganizuoti. Tai pirmoji akcija buvo kaip ir šokio akcija. Ir greičiau, čia jau 5,5 žmogaus susilaukė. Nu, taip. Iki galo, taip ištaip, taip, taip. Iki pirštų galiukų, taip. Kas yra? Kas yra? Ką negali? O ko tu negali? Visi gali, tu negali.
tu negali užlipti, na? Kas yra? Kas yra? Kas? Nu duokit, imkit ir tegul duok ir užlipo, na? Nu seniai turi visi pradėti, na? Čia tos interakcijos, kurios buvo atliktas Gėlių gatvės festivalyje, tenai būtent apie aplinkos pritaikymą, aplinkos pritaikymo problemą, interakciją aplinkos pritaikymui, kurią sugalvojo vaikus jaunimas ir jaunimas sėdintis neįgaliųjų vežimėliuose. Tai buvo tikrai labai aukšto lygio ir meninė prasme, kaip interakcija. Ta išraiška buvo drastiška, labai muzikali, kūrybiška, novatoriška ir turėjo iš tikrųjų didelį pritarimą tiek žmonių su negalia tarpe, tiek ir meno sferoje. Jis greičiau lauk negali. Primitas groja, pradėjo antras veiksmas. Ant kapo dar susidaro. Padėkit, kas nors išgelbėti. Jo, pašlo, kad nukristų ant švarios. Jo, teisingai. Duok šitą, va, duok. Čia, kai skęsti, o ne kai lipi, klausykite, šaudo reikia, na? Nu, lip. Duok aš tave patrauksiu vyną. Kas per kolektyvas? Šokam, apšilinėjom, nedėjimniaujam, na? Dirbam, duokit, ką nors turim. Pasodinkit ant to vamzdžių ir kilstit. Nu, padarykit, ką nors, aš nesuprantu, su ko jūs stovite? Ką mes darėm, mes Gedimino prospekte užsileidom labai labai garsiai muziką. Muzika skambėjo tokia, kuri tikrai tokiam įprastam klausytojam, kuris daugiau klauso pop muzikos, jinai yra rėžianti ausį ir šiek tiek nemaloni ir tikrai atkreipianti dėmesį. Mes turėjome ausių klaustukus, taigi niekas negirdėjome, visi mūsų projekto dalyviai, kurie dalyvavo šitoje akcijoje apie girdėjimo negalią, nieko negirdėjome, visi kalbėjome vien gestų kalbą ir kaip kas sugebėjo. Galvoju, kad mes kažkokie ir nesveiki ir pradžioj tai būdavo skaudu, kad kaip jūs atrodo nesuprantat, mes stengiamės, norim, kad jūs apie tai galvotumėt, girdėtumėt ir kažkaip ypatingai tos senesnės kartos žmonės atrodo, kad jie turi labai tokį skeptišką požiūrį, tuos žmonės turinčius negalį, tuos kalbančius gestų kalbą, jie galvoja, kad nenormalūs, tikrai jūs nelaukome ne vieno ir nešvankų žodžio. Bet ypatingai jaunimas buvo atviresnis ir prisijungė prie mūsų ir žaidė. Labiausiai įsimenantis turbūt akcijos dalis buvo, kai mes žaidėme irgi tą žaidimą su stogais, ten su gestais, ne? Ir prie mūsų prisijungė vaikučiai iš Romų bendruomenės ir mes kartu ir girdintis, ir negirdintis žmonės, ir mes projekto dalyviai, kurie negirdėjome tuo metu ten tas kelias valandas, kartu žaidėme tą žaidimą. Tai kažkoks toks buvo stebuklingas ryšys ir atrodo, o Dieve, tiek daug skirtingų kultūrų ir tiek daug skirtingų žmonių ir mes galim visi kartu kažką veikti. Nufilmavai, aš pirmas bėgu. Ir ką jūs dabar apie antvarį turinčių žmonės sako? Nufilmuota, kaip aš pirmas išbėgu. Look down, the ground below is crumbling.